Sveiki, su jumis Jurijus Slavas, sėkmės pamokų blogo autoris. Mes tęsiame rubriką efektyvios tinklinės rinkodaros verslo vystymo technikos. Šiandien norėčiau su jumis pakalbėti apie vieną iš 7 klaidų, kurios labai dažnai pasitaiko tinklinės rinkodaros versle. Aš peržvelgiau savo tinklinės rinkodaros verslo patirtį ir pamačiau, kad daugelį iš jų ir aš kažkada esu daręs. Ir jeigu žiūrėtume, tai greičiausiai visi tinklinės rinkodaros verslininkai kažkada praeityje vienas ar kitas iš tų klaidų yra darę, bet klausimas yra, ar jie mokosi iš tų klaidų, ar mes mokomės iš padarytų klaidų, ar darome jas vėl ir vėl. Ir tokiu būdu vieną kartą padaryta klaida yra pamoka, tačiau 2 kartus, 3 kartus daroma ta pati klaida jau yra pasirinkimas. Pasirinkimas, kuris greičiausiai tikrai neduoda tokių rezultatų, kaip jūs norėtumėte savo versle. Tad šiandien pirmoji iš tų 7 klaidų. Ir jinai yra susijusi su jūsų kompanijos, su kuria vystote tinklinės rinkodaros verslą, produktų arba paslaugų vartojimu. Ne kartą yra tekę matyti žmonių, kurie pradeda tinklinės rinkodaros verslą su kompanija, bet toliau, apart to, kad vieną kartą įsigijo kompanijos produktus, kažkam jos pasiūlė, toliau jų patys nevartoja, o tik tai siūlo kitiems įsigyti. Tai yra labai neteisingas požiūris ir žingsnis dėl to, kad tokiu būdu jūs pirmiausia patys neturite teigiamą potyrį ir teigiamą rezultatą nuo savo kompanijos produktų arba paslaugų. Tinklinėje rinkodaroje be paties produkto, kurį parduoda kompanija, ne jūs pardavinėjate, jūs iš tikrųjų dalinate savo paties istorijomis, savo teigiamų potyrių nuo produktų. Ir tai yra labai svarbu, jeigu jūs norite tinkamai ir kokybiškai rekomenduoti tos produktus vartoti kitiems žmonėms. Tad be asmeninio vartojimo būtų sunku tai įsivaizduoti. Ir žinoma, jūs turėtumėte stengtis tapti savo pačių produktų vartojimo rezultatais. Nes jeigu žmonės mato jūsų pokyčius, jūsų teigiamus potyrius, pasikeitimus į gerąją pusę, jie automatiškai pradeda domėtis, iš kur tai pas jūs atsirado, ką jūs tokio darote. Ir tai gerokai palengvina jums galimybę pateikti jiems informaciją kokybiškai, ne specialiai siūlant kažką, ne spaudžiant juos, neįtikinėjant, o tiesiog rodant savo asmeninių pavyzdžių. Na, žinoma, jums reikėtų stengtis vartoti kuo platesnę savo kompanijos produktų liniją. Ne vieną kažkokį produktą, bet tam, kad turėtumėte skirtingą potyrį nuo skirtingų kompanijos produktų, kompanijos paslaugų ir tokiu būdu galėtumėte patys asmeniškai savo pavyzdžių parodyti žmonėms jų naudą. Jeigu jūs važinėjate su BMW automobiliu, bet siūlote žmonėms Mercedes, rekomenduojate Mercedesą, sutikite, kad atrodo gana keistai. Būtent taip pat atrodo ir keistai tinklinės rinkodaros verslas, jeigu jūs nevartojate savo kompanijos produktų, o renkatės kažkokios kitokios kompanijos panašius analogus. Tai tikrai neduoda to rezultato, kurį jūs norėtumėte turėti ateityje. Ir sunku būtų tikėtis, aišku, to, kad jūsų komandos partneriai darys taip, kaip jūs patys nedarote. Tai dar vienas dalykas, kuris duoda naudą vartojant kompanijos produktus, jūsų asmeninių pavyzdžių, jūs rodote kitiems žmonėms tiek produktų vartojimo rezultatų naudą, tiek ir tai, kaip tai padeda jūsų verslo vystymui. Natūralu, kad atsiranda duplikacija ir jūsų komandos partneriai pradeda daryti tą patį, ką darote ir jūs. Nemačiau nei vieno verslo, kuriame savininkas to verslo, įkurdamas verslą, nevartotų savo pačios kompanijos paslaugų arba produktų. Jeigu jūs atidarote kepyklėlę, jūs tikrai valgote savo kepamas bandeles. Jūs tikrai rekomenduojate jas kitiems, bet patys pirmiausia esate tų bandelių vartotojais. Ir aišku, jūsų artimieji visi vartoja tos produktus taip pat. Lygiai tas pats yra tinklinės rinkodaros kompanijų versle. Jeigu jūs pradėjote šitą veiklą kaip verslininkas, ne tik tais kaip vartotojas, jūs turėtumėte būti pats aktyvus tų produktų vartotojas, pats geriausias tų produktų rezultatas ir aišku, aktyviausias tų produktų rekomenduotojas. Tad pradėkite nuo to, kad pažiūrėkite, kaip aktyviai jūs naudojate savo kompanijos produktus. O jeigu jūs turite klausimų susijusių su jūsų tinklinės rinkodaros kompanijų verslo vystymu, kurios norėtumėte, kad aš atsakyčiau jums mūsų efektyviose tinklinės rinkodaros verslo vystymo technikose, siųskite juos man elektroniniu paštu arba Skype žinutę, kontaktus rasite mano bloge ir aš būtinai pasidalinsiu atsakymų mūsų rubrikoje efektyvios tinklinės rinkodaros verslo vystymo technikos. Su jumis buvo Jurijus Slavas, mes susimatysime kitoje video dalyje, kur aš pasakysiu apie antrą iš 7 klaidų, kuri mano manimu yra dar labiau svarbesnė negu pirmoji susijusi su produktų vartojimu. Iki kitų kartų, sėkmės, geros dienos jums.